Kai su klientais pradedam tvarkytis jų socialinius tinklus, LinkedIną, Facebook'e, kai prieiname prie jų aprašymų, nuotraukų, tada pradeda vykti toks labai įdomus dalykas. Beveik visi klientai truputėlį atsitraukia ir pasijunta nesmagiai. Atsiprašinėja, bet aš žinau, kad tai yra natūralu, nes prasidėjo vidinis procesas jiem patiem pažinti save, išsigryninti save, netgi pagalvoti apie savo ateities tikslus, apie tikslus didesnius šiek tiek negu šiandien jie yra tame darbe, toje pozicijoje. Ir tai užtrunka laiko, tas išsigryninimas užtrunka laiko, bet tai yra smagiausia dalis, kai per vieną mažą užduotį pasiteikti apie save socialiniuose tinkluose, klientai panyra giliau į save ir pradeda save analizuoti. Tai mano žinutė yra tokia, kad priimkit tą etapą. Tai truks ilgiau, išsigryninimas truks ilgiau negu galbūt tikitės, bet išsigryninus labai prasideda ir smagus ir įdomus procesai. Visų pirma tai, kad jau socialiniuose tinkluose mes galime tada pasiteikti tą asmenybę, kuri esate šiandieną, su truputėliu užuominos į tai, kokie jūs tikitės būti ateityje, ko norit iš gyvenimo, galbūt netgi tam tikros mažos užuominos apie tai, kokį darbą norėtumėt dirbti ateityje. Ir apsirašius tai, jau prasideda pirmieji žingsniai link savo svajonės. Taigi prasideda ir pirmieji pokyčiai gyvenime. Tie pokyčiai gali būti tokie, kaip pradėsit kažko mokytis, galbūt gilintis į kitą sritį. Įdomus pokyčiai prasideda, kiek praktika rodo, kai pradedam dirbti su asmeniniu brendu. Prasideda įdomus pokyčiai ir mano žinutė tokia, kad tai užtrunka laiko ir priimkite tos procesus atsakingai ir ramiai.